Labadiena! Turbūt be maisto neišgyventume nei dienos. Virškinimas skrandyje gali būti skausmingas, priversti viduriuoti ir sukelia kitokius nepatogumus. O ką jau kalbėti apie alkoholį, juk lietuviai yra bene daugiausiai Europoje suvartojanti alkoholio tauta. O kaip žinia, alkoholis veikia kepenis ir kasą. Tad šįkart apie virškinimą kalbėsime su laboratorinės medicinos gydytoja Dangira Babenskiene. Būkite su mumis. Sakoma, kad maistas yra sveikata. Apie ekologišką sveiką maistą vis daugiau kalbama. Tačiau maistas, kaip žinia, sukelia ir tam tikras ligas. Sakykit, gydytoja, ar maistas yra ligų priežastis ir ar tai yra pagrindinė nutukimo priežastis? Iš tikrųjų, šiandien dienai tobulėjant technikai, juk dabar žinome, kad daugelį vietų žmonės pakeitė robotai, žmogaus fizinio darbo ir aktyvumo lieka vis mažiau. O maisto pramonėje, taip pat tobulėjant technologiją, maistas yra perdirbamas, yra rafinuojamas, dedama labai daug konservantų. Ir tai iš tikrųjų būna nekokybiškas maistas. Tai yra atitolinamas nuo mūsų organizmo, nuo mums reikalingų medžiagų. Ir virškinimo traktui iš tikrųjų yra vis sunkiau juos pasisavintas medžiagas. Maistas tampa daugiau kaloringas, daugiau prieskonių, mes jo norime daugiau valgyti. Taigi mažėjant fiziniam aktyvumui, o maistui kaip tik tampant daugiau turint kalorijų ir daugiau energijos, vat būtent ir priežastis yra nutukimas. Prisiminkime mūsų prosenelius, jie daug dirbo fizinio darbo, valgė riebų maistą, bet valgė natūralų, mums artimą maistą. Arba pagalvokime apie saldumynus. Mūsų protėviai valgydavo tik per šventes, o mes galime jų valgyti kada norim, kiek norime ir kokių tik tai norime. Taigi maistas dažnai mums būna nedraugas, o iš tikrųjų kartais net ir sutrikdo mūsų organizmo veiklą. Tai galima sakyti, kad mes nemokame saikingai valgyti ir ko gero dar labiau saikingai išgerti alkoholį? Manau, kad iš tikrųjų reikėtų pradėti rinktis, ką valgyti, kada valgyti ir ką gerti ir kada gerti. Nes tai, kas yra nenatūralu mūsų organizmui, mūsų virškinimo traktas, jisai įpareigotas yra sudoroti maistą, tai yra gauti iš gamtos, jį sudoroti, apdoroti iki mums reikalingų medžiagų, kurias mūsų organizmas pasisavintų, o toksinus arba nesuvirškintas medžiagas pašalinti. Taip yra visoje gyvoje gamtoje ir joks gyvas organizmas be šitų procesų negyvena. Taigi, jeigu mes sunkinam organizmo darbą, be abejonės jisai trinka, jisai vargsta, atsiranda toksinių medžiagų, kurių nebesugeba organizmas pašalinti ir taip atsiranda ir virškinimo trakto ligos. Sakykit, kiek virškinimo trakto ligos yra dažnos ir ar daug pacientų kreipiasi, persivalgę, apsinuodiję ar dar visai kitaip besiskųsdami virškinimo sutrikimais? Na, manau, kiekvienas gyventojas yra pajutęs tam tikrų virškinimo trakto sutrikimų, negalavimų, apsinuodijus, laikinų, trumpų. Turbūt nerasime nei vieno žmogaus, kuris sakytų, aš niekada nebuvau apsinuodijęs, man visą laiką gerai viskas su sveikata. Tačiau pagal statistiką visuomenės sveikatos duomenimis tai yra kas 10 netgi žmogus sergantis virškinamojo trakto ligomis. Tačiau, kur yra bėda? Ne visi žino, kad serga. Kiti simptomus tokie, kurie yra labai bendri, tiesiog nuovargis, dažnas, apetito sutrikimai, nemiga, sumažėjęs darbingumas. Tai yra bendriniai simptomai, kurie tiesiog žmogus galvoja, na, pavargau darbe, na, gal persidirbau, bus atostogos, pailsėsiu, šitie simptomai praeis. Tačiau tai jau gali būti virškinamojo trakto ligos simptomai. Nes, kaip ir minėjau, organizmo funkcija yra pasisavinti mums reikiamas medžiagas. Jeigu organizmas nepasisavina jų, vystosi mažakraujystė, vystosi kitos ligos, stokojame vitaminų ir tai yra visa grandinė, visos cheminės reakcijos išsibalansuoja ir iš tikrųjų žmogaus organizmas gali susirgti ir visai su virškinimu nesusijusiom ligomis. Sakykite, kokie virškinimo ligoms yra patys reikšmingiausi arba labiausiai atspindintis virškinimo ligas simptomai?
Yra specifiniai simptomai, tai pavalgius mes iš karto juntame skausmą, kaip sakant, skrandžio duobutėje arba epigastriume. Tai gali būti pilvo pūtimai, tai gali būti viduriavimai, tai gali būti užkietėję viduriai, tai gali būti rūgšties jutimas gerklėje, bet yra ir bendriniai simptomai, kaip ir minėjau. Tai tiesiog nuovargis, sumažėjęs darbingumas ir tokie simptomai, kurie būtent neatspindi, kad tai virškinamasis traktas. Kai mes pajuntam būtent skausmą būdingą šitom ligom, tai be abejo kreipiamės į gydytojus ir ieškome priežasties. Tačiau juntant bendrinius, dėja, žmonės neateina, jie bando pralaukti laiką, bando pailsėti, bet noriu pastebėti, jeigu tai tęsiasi ne dieną, ne dvi, tai tęsiasi nuolat ir ilgai, būtina kreiptis į gydytojus ir vis tik tai ieškoti priežasties. Tai sakykite, kokios yra dažniausios virškinimo sistemos ligos ir pačios pavojingiausios? Visos ligos yra tam tikrą momentą nėra pavojingos, kol jos yra pradinėse stadijose, bet jeigu jau yra pažengusi liga, be abejo, jos visos pavojingos. Labai dažnai yra kepenų funkcijos sutrikimai, kasos funkcijos sutrikimai, žarnyno ligos, tai ropalygės ir skrandžio ligos. Tos ligos yra iš tikrųjų ilgą laiką maskuojamos ir dažnai netgi žmonės maskuoja įvairiais papildais, medikamentais, virškinimą gerinančiais preparatais, tiesiog laukdami, kad, suvalgiau, man dabar blogai, išgėriau kažkokią tai piliulę, šiuo metu pravirškino ir iki sekančio maitinimosi. Tačiau taip nereikėtų piknaudžiauti, nes tai maskuoja ligą. Vėlgi mes pralaukiame ilgą laiką, kad ir, tarkim, ta pati opaligė, ar ne, ją gydant galima išgydyti. Tačiau laukiant, dėlsiant, opos netgi perforuoja arba pratrūksta ir tai yra iš tikrųjų labai sudėtingos komplikacijos. Gali opa suvėžėti, taigi reiškia įsivysto vėžys, o mes vėžinių susirgymo nei skrandžių, nei kepenų tiesiog nejaučiame iki tam tikrų stadijų. Tada, kada jau liga būna pažengus, perauga organus ar yra metastazės į kitus organus, tokiu būdu mes tik tai ir atrandame. Taigi nereiktų laukti. Tai kitaip sakant, virškinimo sistemos ligos yra lygiai tiek pat pavojingos, kaip ir širdies ir kraujagyslių insultai, infarktai ir tos pačios onkologinės ligos, tik tiek, kad galbūt jų yra mažiau, nuo jų mažiau mirštama. Greičiau numirštama nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Gali būti taip, nes tai yra ūmus susirgimas. Insultas, infarktas, tai gali būti staigi mirtis, tai gali sustoti širdis, tai gali įvykti labai platus infarktas. Čia tiesiog yra daugiau duota laiko mums susigaudyti, kad pasitikrinkime ir pasižiūrėkime, ar nėra tos ar kitos ligos. Tai už tai greičiau galbūt pagauname šitą ligą arba žmogus iš tikrųjų kreipiasi laiku. Bet būna ir tikrai labai uždėlstų atvejų, kada jau padėti sunku. Bet iš esmės tai yra mirtinos ligos, irgi galima nuo jų be abejo numirti. Gydytoja, pakalbėkime apie diagnostiką. Jūs esate laboratorinės medicinos gydytoja. Nuo kokių tyrimų reikėtų pradėti aiškintis virškinimo sutrikimus? Ar yra kokie nors bendrieji tyrimai ir paskui jau sudėtingesni? Ar nuo ko reikėtų pradėti tiesiog? Iš tikrųjų reikėtų pradėti dar tada, kada jaučiamės gerai. Kada nėra jokių simptomų, tiesiog tikrintis profilaktiškai kartą metuose. Virškinimo sistema taip pat neišimtis. Ir kraujyje jau gali atsirasti pakitimų, nors dar jaučiamės visiškai gerai. Būtent šeimos gydytojas arba kitas medikas turėtų apklausti pacientą, apžiūrėti, bet tai yra subjektyvu. Pacientas ne visada išsakys skundą, ne visada tiksliai nurodys ir tai tiesiog tokia pradinė informacija yra būtina, bet tai nėra visiškai aiški ir tiksli. Tyrimai atliekami robotais, analizatoriais, tai yra kraujo parametrai, kurie yra objektyvi informacija. Tai yra taip, kaip neiškreipsi rezultatų ir juos vertinsi taip, kaip yra. Tai yra elementarūs kraujo tyrimai, tiek bendras kraujo tyrimas, kuris vėlgi gali parodyti, ar nėra anemijos uždegimo, kas susijęs su virškinamojo traktu. Taip pat kepenų fermentai, tai reiškia ištiriam kepenų funkciją, kasos funkciją galime ištirti. Galime ištirti hepatitus B ir C, kurie 20-30 metų visiškai yra nebylūs ir
tiesiog kepenų neskauda ir mes nieko nejaučiam ir tik tai tada, kada cirozė arba vėžys, mes aptinkame, kad priežastis buvo hepatitai, virusiniai hepatitai. Taigi atlikus H. pylori bakteriją būtinai reikia įsitirti, nes vėlgi jinai turi tam tikrų savybių, kurios žaloja organizmą. Taigi atlikus tyrimus tikrai galima įspėti ligą, rasti priežastį ir atitolinti pasekmes. Jeigu randam pakitimų arba yra skundai, be abejo yra instrumentiniai tyrimai, tai yra ir echoskopija, tai yra gastrofibroskopija, tai yra sudėtingesni metodai, tada diagnozei patikslinti arba jau esant nusiskundimams. Bet jeigu teisingai supratau, pačioje pradžioje, kai dar tik turime tokius neryškius simptomus, ar ne, vis tik tos bendraklinikinius svarbiausius kraujo tyrimus reikėtų pirmiausia pasidaryti. Radom pakitimų, ar kažkas yra dar toliau netvarkoje, einam pas gastroenterologą, ir kuris daro arba echoskopiją, arba gastrofibroskopiją ir jau dar sudėtingesnius tyrimus ir jau ieško konkrečios priežasties. Bet patys pirmieji tyrimai tai yra bendraklinikiniai, bendrasis kraujas, kepenų fermentai, kasos fermentai. Taip, būtinai, biocheminiai tyrimai. Būtent taip ir pagal tai paskui sprendžiama reikalinga specialisto konsultacija ar ne. Norėčiau plačiau iš tikrųjų pasikalbėti apie kepenis. Kepenis yra labai svarbus organas ir nuo jo mirčių yra kur kas daugiau ir kur kas skausmingesnių mirčių, kuomet jauni žmonės miršta nuo įsivešėjusio ir senai esančio hepatito, kuris tiesiog suardo kepenis ir tų skaudžių patirčių yra buvę ne vienas ir tiek garsių žmonių. Sakykite, kokia kepenų yra funkcija ir kodėl tos kepenys yra tokios svarbios ir kodėl be kepenų žmogus negali gyventi. Galim išpjauti dalį skrandžio, galim išpjauti dalį žarnų, galim pusę plaučio nupjauti, vis tiek mes išgyvensim, bet jeigu su kepenimis yra kažkas blogai, mes be kepenų niekaip neišgyvenam. Kodėl? Iš tikrųjų, kepenys yra viena svarbiausių ir pati didžiausia virškinamojo liauka. Jos funkcijos ne vien apsiriboja virškinimojo sistemoje, turi ir daugiau. Tai yra pirmiausia jos funkcija gaminti tulžies rūgštį, kuri reikalinga mums apdorojant arba virškinant riebalus. Be šių rūgščių mes nesuvirškinsim riebalų. Jos funkcija taip pat yra labai svarbi kaupiant arba dalyvaujant vitamino apykaitoje. Tai ir A vitaminas, ir B12, ir D vitaminas, ir K vitaminas, tai yra labai svarbu žmogaus organizmui vitaminai. Toliau funkciją atlieka ir krešumo sistemoje. Tai reiškia, jeigu sutriks kepenų funkcija, sutriks ir krešėjimo sistema ir gali prasidėti kraujagvimai, kraujosruvos, susižeidus kraujas nekrešėti ir tai vėlgi pasunkina situaciją. Vaisiaus kepenų funkcija yra netgi kraujodaros funkcija, tai reiškia gamina ir kraują. Taigi kepenys turi labai įvairią funkciją ir iš tikrųjų be kepenų žmogus negali gyventi. Sakykite, kuo yra pavojingas hepatito C virusas? Jūs trumpai užsiminėt, kad ši pavojinga infekcinė liga tiesiog suardo kepenis ir kodėl mes apie jį nesužinom arba sužinom jau pavėluotai? Iš tikrųjų, hepatitas C yra pats pavojingiausias hepatitas virusinis, pats pavojingiausias virusas. Jisai kenkia kepenim, tai yra kepenų uždegimas ir kas yra iš tikrųjų blogai, kad mes daugelį metų apie tai nieko nežinom. Užsikrėtimo kelias gali būti labai paprastas, tai ir odontologijos kabinetai, ir manikiūrai, pedikiūrai, ypač darant tatuiruotės, ypač jeigu kam buvo perpiltas kraujas iki 94 metų. Ir žmogus gyvena pilnavertį gyvenimą, jisai gali užkrėsti ir kitus aplinkinius asmenis ir pats sirgti to visai nežinodamas. Kaip ir minėjau, kepenų neskauda. Pradžioje kepenyse vyksta tam tikri sutrikimai, tai yra kepenų riebėjimas, po to kepenys perauga jungiamuoju audiniu, tai yra kepenų cirozė, bet vėlgi tai labai lėtas procesas ir tai gali būti tik po 10-20 metų. O kaip minėjau, kepenys sutrikdo ir krešėjimo funkciją, ir vitaminų funkciją sutrikdo. Ir tada jau, kai pajuntame simptomus, intoksikaciją, iš tikrųjų, kai nepašalinami toksinai,
Dar ko nepaminėjau, kad labai svarbi kepenų funkcija yra detoksikuoti organizmą. Kai yra nepašalinama, tada žmogus iš tikrųjų sutrinka sveikata, kreipiamės, pradedam ieškoti priežasties ir būtent atrandame, kad turime tą hepatito virusą, apie kurį iki šiol nieko nežinom. Diagnostika šiuo atveju yra labai paprasta. Tai reikia paimti kraujo mėginį. Jis yra iš tikrųjų labai tiksli, visada galima atrasti hepatitą, jeigu yra. Labai džiaugiuosi, kad šiandien dienai yra naujausi vaistai, kurie yra jau kompensuojami ir reiškia galima gydyti. Gydymas taip yra ilgas, sudėtingas, bet nuo hepatito pagydyti galima, ligą sustabdyti, tik tai ją reikia anksti diagnozuoti. Šnekant apie kepenis, turiu ir gerų naujienų. Kepenis yra vienas iš organų, kuris labai gerai regeneruoja. Tai yra atsistato, atsigauna. Ir jeigu mes kepenų nuolat nevarginsim, jeigu mes duosim jom pailsėti, jeigu mes jas prižiūrėsime, kepenys gali atsistatyti. Tai reiškia, jeigu, kad ir, kaip jūs minėjot, alkoholis, padauginus per vakarėlį vieną alkoholio, bet nepiknaudžiaujant kasdieną, iš tikrųjų davus kepenim pailsėti, jos puikiausiai atsigauna. Taigi šitas organas geba atsigauti, tik tai reikia laiku sustoti arba laiku diagnozuoti ligą. Jūs prakalbate apie alkoholį. Iš tikrųjų, lietuviai yra bene daugiausiai ES gerianti tauta ir piknaudžiaujanti alkoholiu. Sakykit, koks alkoholio yra poveikis virškinimo sistemai visai, ne tik kepenims. Na, apie kepenis mes suprantam, kad kepenis galim pragerti. Bet visai virškinimo sistemai, kokį poveikį padaro alkoholis ir su juo nereikėtų piknaudžiauti? Taip, aš girdėjau diskusijas, ar tikrai lietuviai yra daugiausiai gerianti tauta Europoje. Na, po rusų. Taip, tai čia toks klausimas, bet be abejo alkoholis tai yra jį skaidant įskiriami tam tikri toksinai, kurie būtent tiesiog gal ne pačiam virškinamojo traktą žaloja visą organizmą. Tai yra kaupiami toksinai, kurie vėliau neleidžia atlikti tam tikrų funkcijų, biocheminių reakcijų stabdo ir būtent taip organizmas yra žalojamas. Man teko domėtis ir buvo atliktas toksai bandymas. Tiesiog gatvėje buvo stabdomi žmonės, buvo aparatu, kuris panašus į echoskopą, matuojama kepenų tankis. Ir jeigu kepenys riebėja, perauga jungiamuoju audiniu, tankis didėja, reiškia, ten buvo tam tikri indikatoriai balai, pagal kuriuos vertino, ar negresia kepenų cirozė. Buvo sustabdyta žmonių, kurie vartoja alkoholį kasdieną, bet jų kūno masės indeksas buvo artimas normai. Jų tankis, jeigu jau 10, tai reiškia gresianti kepenų cirozė, jie buvo apie 3-4 balai. Tie, kurie gerdavo tik tai, alkoholį vartodavo, negerdavo, vartodavo tik tai savaitgaliais, jų buvo irgi apie 3 balus, tai kaip ir manoma, kad jie kepenis truputį pakankina, bet paskui duoda atsigauti. Bet man kas buvo įdomu, kad žmogus, kurio buvo kūno masės indeksas labai aukštas, tai yra nutukęs žmogus, jo buvo balai 8. Tai reiškia, riebalai, riebus maistas dar didesnę žalą daro kepenims, mūsų virškinamojo traktui, negu, aišku, saikingai vartojant alkoholį. Tai toks tyrimas buvo. Žodžiu, 100 gramų yra vaistai, bet kas virš 100? Taip. Blogai. Gydytoja, jūs taip pat užsiminėt prie rekomenduojamų laboratorinių tyrimų, kuriuos reikėtų atlikti besiskundžiant virškinimo sutrikimais, H. pylori bakteriją. Apie šitą bakteriją yra daug diskutuojama. Vieni medikai sako, kad čia yra pavojinga bakterija, ją reikia naikinti, ją reikia gydyti ir taip toliau. Kiti sako, mes visi turime tą bakteriją ir čia nieko nepadarysi ir čia gydymas yra beprasmis ir diagnostika beprasmė. Kokia jūsų nuomonė apie H. pylori bakteriją? Šita bakterija dar vadinama išmaniąja bakterija. Kodėl? Todėl, kad jinai sugeba netgi tokio agresyvioj terpėje kaip skrandėje, kur yra skrandžio rūgštis, kur yra iš tikrųjų labai rūgštinė terpė, apsigyventi, įsitvirtinti ir daugintis. Iš tikrųjų, specialistų nuomonė, domintis, tai rekomenduojama, jeigu yra mažos koncentracijos H. pylori bakterijos, kaip yra nerekomenduojama gydyti, jeigu nėra simptomų.
bet jeigu yra koncentracija didelė, yra simptomai, be abejo būtina gydyti. Helicobacter bakterija yra perduodama oro lašiniu būdu, tai reiškia, gali žmogus žmogų užkrėsti. Galima užsikrėsti per rankas nešvarės, per vandenį ir ypač užsikrečia vaikai darželiuose. Čia būtina higiena, būtent rankas plauti, vėdinti patalpas. Ir manoma, kad net 50% žmonių šitą bakteriją turi, vieni tiesiog yra nešiotojai, o kitiem jau sukelia tam tikrus negalavimus. Taigi, jeigu bakterija sukelia skrandžio opą, pirmiausiai be abejo gastritą, tai yra uždegimą, nes mažina skrandžio gleivės, tai tuo pažeisdama skrandžio gleivinę, tada skrandžio uždegimas vėliau gali pereiti į skrandžio opą, o negydant opą, kaip ir minėjau, netgi iki perforacijos, tai yra trūksta skrandis arba suvėžėti. Tai nuomonė ir būtų tokia, jeigu jinai nesukelia jokių simptomų ir koncentracija yra nedidelė, tada tiesiog turbūt galima ir negydyti, nes gydymas antibiotikais. Aišku, noriu pabrėžti, kad būtina gydyti tais antibiotikais, kuriais reikia ir neeksperimentuoti, nepratinti bakterijų prie antibiotikų, bet jeigu yra simptomai, būtina ją šalinti. O tyrimo būdai vėlgi yra labai paprasti, tie patys kraujo tyrimai arba jeigu atliekant gastrofibroskopiją yra paimama medžiaga. Ir taip atliekama, žiūrima, ar yra bakterija ar ne. Kraujyje mes matome atsaką į bakteriją, tai yra antikūnai, antikūnų titrą. Be abejo, laboratoriniai diagnostikoje yra du tyrimo metodai, tai yra kokybinis ir kiekybinis. Kokybinis mums tiesiog atsakys į klausimą, yra bakterija ar jos nėra. Kiekybinis tyrimo būdas atsakys, kiek stiprus yra atsakas, tai yra kiek tų antikūnių yra. Ir aš vis tik tai rekomenduočiau iš karto atlikti kiekybinį tyrimo metodą, nes jeigu mes gydysime, tai gydymo dinamikoje, gydymo sekimui, tada mes galėsime toliau atlikti tuos tyrimus ir tiesiog vertinti, kaip kinta mūsų antikūnių titras. Ir tai yra visiškai nesudėtinga, tai reikia paimti kraujo mėginį. Galima sakyti, kad H. pylori bakterijos tyrimas reikalingas net ir profilaktiškai? Be abejo. Be abejo, nes jeigu šiandien nejaučiam simptomų, kaip minėjau, dar simptomai gali tokie būti, kad maskuoja ir visai nežinom, kad tai yra sukelta kažkokios bakterijos, tai be abejonės. Kaip žinia, virškinimo problemos gali išsivystyti net ir iki onkologinių susirgymų. Jūs apie tai truputėlį užsiminėte. Ar šie onkologiniai susirgymai, turiu galvoje skrandžio vėžį ar ne, kepenų vėžį, vis tik yra jų pagrindinė priežastis tas persivalgymas, nesveikas maistas, alkoholis, ar vis tik yra kažkokios kitos priežastis? Ir ką reikėtų, kokius tyrimus reikėtų atlikti įtariant ir galvojant apie onkologinius susirgymus būtent virškinamojo trakto? Manau, kad virškinamojo trakto onkologinių ligų priežastis yra lygiai tokia pati, kaip ir visų kitų onkologinių ligų. Tai visų pirma genetika, tai gyvenimo būdas, be abejo dažnos ligos, uždegimai arba kiti susirgimai. Tai aišku lemia ir maistas, dėl ko sutrinka virškinimo traktas ir vėlgi tada uždegimas ir visa ta grandinė iki onkologinės ligos. Dažniausiai būna turbūt skrandžio vėžys arba žarnyno, storojo žarnyno vėžys. Retai būna pirminis kepenų vėžys, nes dažniausiai kepenyse mes atrandame kitų onkologinių ligų metastazės. Tiesiog echoskopijos metu aptinkamos metastazės ir taip mes netgi atrandame ir visai kitos lokalizacijos vėžį. Žarnyno vėžys, jisai turbūt dažniausiai nusineša gyvybių ir jisai yra taip pat ilgą laiką visiškai nebylus ir mes jį tik pastebim, jeigu prasideda kraujavimas, tada jau žmogus įsigąsta, o iš tikrųjų reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu jūsų šeimoje sirgo, pasitikrinti dažniau. Jeigu keičiasi viduriavimas su vidurių užkietėjimais, taip pat atkreipti dėmesį. Ir labai gerai, kad yra šiandien dienai nemokama finansuojama programa, tai yra IFOP testas, slaptam kraujavimui susekti, nes mes galime to kraujo visiškai nepastebėti. Jau kraujavimas prasideda, kada yra peraugusios žarnyno sienelės, kada
peraugia kiti organai, kada pradeda irti onkologinis navikas, tai tik tada. Tai manau, kad bent jau tai, ką siūlo nemokamai ir finansuojama, tai yra būtina, žmonės turi žinoti ir eiti ir išsitirti. Aišku, yra vėžio onkologiniai žymenys, bet juos atlikus turi būtinai vertinti gydytojas. Jokių būdų žmogus negali pats interpretuoti šitų tyrimų, tiesiog pasigūglinti, pasiskaityti ir nuspręsti, yra onkologinė liga ar ne. Tai tam yra medikai, ateikite pas mus ir iš tikrųjų atlikę daugelį tyrimų ir išsamius tyrimus mes įvertinsim ir pasakysim, ar yra onkologinė liga ar ne. Kalbantis su gydytojais, iš tikrųjų nuolat pakrypsta kalba ne tik apie pačią ligą, jos priežastis, diagnostiką, bet ir apie vaistus. Na, virškinimui skatinti, alkoholiui skaldyti, neutralizuoti yra įvairiausių tablečių ir tos tabletės yra labai intensyviai reklamuojamos ir vaistininkai jas tiesiog piršte perša ir taip toliau. Kokia jūsų nuomonė yra, ar vis tik valgom bet kaip ir išgeriam stebuklingą tabletę ir čia viskas bus gerai, ar vis tik tos tabletės tik kažkokiais atvejais yra reikalingos, o gal be jų reikėtų stengtis apsieiti? Kokia jūsų nuomonė į virškinimą skatinančius fermentus ir maisto papildus ir taip toliau? Na, iš tikrųjų, jeigu kalbant apie reklamą, mane labai glumina kartais reklama, kai pareklamuojama kažkoks tai hamburgeris, Coca-Cola ar dar kažkoks tai maisto produktas, kuris iš tikrųjų visiškai nutolęs nuo mūsų organizmo ir sekanti reklama būna virškinimą gerinančios tabletės. Tai reiškia, kaip jūs sakot, valgom bet ką ir va tau yra pagalba. Tai taip neturėtų būti. Pirmiausiai, taip galima naudoti, jeigu jums paskyrė gydytojas. Taip galima naudoti, jeigu tas sutrikimas yra trumpalaikis, jeigu jūs apsinuodijote tam, kad palengvinti simptomus, tuo momentu galima naudoti. Bet jokių būdų negalima naudoti, jeigu naudoja kaimynas, jeigu pamačiau reklamą, jeigu tiesiog man taip geriau, nes tai maskuoja simptomus. Tai užmaskuos iš tikrųjų rimtą ligą ir galime pražiopsoti tada, kada dar galime pagydyti. Ir gali būti jau per vėlų ir netgi, kaip ir sakote, virškinamo trakto ligos gali baigtis ir mirtimi. Tai piknaudžiauti tikrai nereiktų. Jeigu šnekant apie papildus, taip tenais yra reikalingų mums medžiagų, bet ir yra visokių priedų, kur vėlgi organizmas turi susidoroti, turi suskaldyti, turi detoksikuoti, turi šalinti ir tai vėl mes jį kaip ir užverčiam tokių papildomų balastų, su kuriuo jisai vėl turėtų susitvarkyti. Tai aš manau, jeigu jums paskyrė gydytojas, jeigu tai yra trumpalaikis sutrikimas, taip galima panaudoti, bet tikrai nepiknaudžiauti, ne per ilgai, reikia šalinti priežastį, o ne gydyti simptomą. Ir mūsų pokalbio pabaigai, gydytoja, jūsų patarimas, kokias daržoves ar žoleles ar kažkokiom kitom priemonėm galime tiesiog pagerinti savo virškinimą ir kad tos ligos kamuotų arba rečiau, arba visai jų nebūtų? Na, turbūt apie žoleles jau klausimas ne man. Tai yra specialistai, kurie domisi ir iš tikrųjų gamtoje yra įvairių ir maisto produktų, ir tų pačių žolelių, ir vaisių turbūt, ir uogų, kurios padeda virškinamo traktui, kurias naudojant palengvėja virškinimas, be abejo žinom kaip maisto derinimą, kur negalima tam tikrų produktų maišyti, nes tada vėlgi sunkėja virškinimas. Tai yra begalė receptūrų, receptų patarimų. Aš tai siūlyčiau žiūrėti, ką valgom, žiūrėti, kada valgom, žiūrėti, ką geriam ir kada geriam. Ir turbūt, jeigu viso to žiūrėsime, be abejo reikia nepamiršti genetikos, nepamiršti ir kitų priežasčių, vis tik tai tikrintis reikia nuolat, nesvarbu, kad ir gyvename tikrai labai teisingai ir maisto atžvilgių, ir fizinio krūvio. Taigi, valgyti, gerti saikingai, fizinis aktyvumas ir tikrintis. Ačiū labai už įdomų pokalbį. Mes kalbėjomės apie virškinimo problemas su laboratorinės medicinos gydytoja Dangira Babenskienė. Na, o aš, žurnalistas Vaidotas Jakuška, su jumis atsisveikinu. Iki kito karto.